Vaizdas toksai fainas, įdomu. Tai va, palieku šimotelį. Kita stotelė bus kempingai. Ir žiūrėsim tik toliau. Klepoteno 1000. Tak, vienas stopas bus dar, tikrai. Gal ir du, nežinau, kas vienas toks. Ir žiūrėme vietą. Va, čia Rolando BMW. Puikiai. Laukia naujų kelionių. O mes ir aš savo kelionę. Nordkapas pasiekti, tai toksai čiulgai jaučiasi. Reikia būti. Žvingia kokį varą. Didelis kempingas, apravežė. O aš tiesiu savo kelionę. Biški pasikartos kelią šiek tiek. Lingino tabulo ten gabaliukas. Gražią vietą Rolandas nurodė, tai aplankysiu. Ir toliau judėsiu. Vaizdas nuostabus, oras vėsokas, bet pakankamai geras, laipsnių 15. Kaip jau vaizdelį. Ten matosi kelias. Paskui jisai užsisuka į kalną. Tada į Nordkapą, nu ir aš ten važiuoju. Nes man paskutinis sankryža yra į kairę reikės. Prieš tai per vidurį aplankysiu vieną vietą gražią. Kaip nurodė Rolandas. Ir tiek, tikėsimės judės toks vėsus oras, kuris vėjas nupūs debesis. Sau palengva. Numatoma, neapsimeluočiau, bet 500. Jau virš 2000. 2800 jau kažkas kapsi. Dabar 1,2 km maždaug. Kuro dar yra. Iki ten kem 1 minutė. Taip ir važiuoju. Gerai. Iki kito kadro. Palieku nuostabių įsvaizdių. Rolandas sakė, Norvegija jokiais būdais neviršyti miestą. Šitų radarų kaip ir nėra, tų fotoaparatų, bet policija mėgsta stovėti, fotkinti, filmuoti, tada jau su fenais, ir tada jau sakė liūdnos minčios. Bet mieste būtinai kiek rodo, tiek ir važiuoja. Arba mažiau. Kaip aš dabar, kaip kalnas geriau marinti atsistojau. Aš vis dar tikiuosi, kad tai nėra chuliganiški veiksmai stovint važiuot. Tai dėl gero kadro ko nepadarysi, ne? Okay, keep on rolling!
11:11. Čia jūsų laikas. Pas mane Norvegijoje dabar 10. Šitą laiko. Kaip pastebėjau, tai vakar anksčiau gavosi nuo kapą, nes nereikėjo tų daiktų dėti. Tai aš viską palikau motelėje. O kaip pastebėjau, jeigu reikia dėtis daiktus, nu tai viskas. 2 valandos plus. Bet 8 keltis anksčiau nebesikarto pasisas vakar. Aš nežinau, jau baigėsi, kad aš nežinau, o, kažkas nusidė, ne? Hi, is everything okay? No, it's okay. Okay? Okay. Turbūt tik navigaciją reikėjo paskaityti. Gerai, malonu. Jūs visus matyti, ir tęsiam turimą. Kaip gėlį. Maloniausias. Turbūt nesakau. Ten va kelias pradainos tą pavažiuoti. Šoną nusigau. Kelias. Keliai. Kelias minutės turėtų baigtis kelias, kažkur tada reikia paeiti. Geri punktukai stovi, ne? Sekė.
galimas. Vaizdingas maršrutas. Dabar klausimas, tas kelias tai jau tik pas ūkininką nuveda. Ten kažkas stovi, reikia paklausti, kaip stovi. Hello? Can I come? Can I come? I want to ask you. My hello, my one friend said that here is a wonderful view, something of stones or something. Yes, there are stones. Oh, wait, this, But no, just this is a pathway. this Like way? on the right side. Oh, Sigisi. So I think you have to go on foot. From here. From here, yes. No, 2 kilometers, 1.5. This way. This and then right to the And right. rocks. Okay, I think. Tai va, pasakė, kad peškom reikės eiti. Nu, kaip tas ir sakė. Nu, reikia nuvaryti. Gal tik motociklą reikia gražiau pastatyti. O, gerai, išbėgina. Visi mane turėtų matyti visada. Tenai jau čia motociklą, paskui čia pit stopas bus. O čia pasirodo ne šiaip vieta. Čia yra trolenė in Trollhausum. Čia troliai. Kažkokios gėlės yra. Čia yra tekstas anglų kalba. Gal aš vėliau paskaitysiu. Kevinas buvo parašytas gale. Aha, va žmogeliukas. Kaip ir aš pasistačiau. Lazdelės nei kuprinės neturiu. Čia ir į dešinę. Nu ką? Let's go! O ką daryti? To sąžinę užgraus. Pasivaikščioti tikrai gerai yra. Seniai jau be vaikštinėjau. Oras pakol kas nuostabus. Vėjas įprastas dalykas kaip ir Rudolfai. Tai čia nieko nuostabaus. Tiesiog nuostabi Norvegija. Įsimylėjau tą Norvegiją, aš tiesą sakant. Pakol kas. Dar tik kraštelį pačiupinau. Vakar sustojau vienam stotelėje atsikvėpti. Šiaip pasigrožėti vaizdais. Ir buvo namelį ant rato, kaip aš vadinu. Ir sėdėjo norvegai. Pasikvietė kavos, auksėnių. Smagu. Ačiū labai jiems. Turbūt gali būt, kad žiūrės. Nežinau, ar vers į anglų kalbą. Bet įdėsiu jų nuotrauką, video. Kažkokią atkarpą turiu. Gal pastebės save, jeigu žiūrės. Bet esmė ta, kad jie nuo vidurio, jie gyvena vidury Norvegijos. Ir sakė, atvažiavo čia vien tam, kad pažiūrėti kalnus ir taip toliau. Pameny, kad tenai nėra tokių vaizdų pas juos. Čia galbūt ir buvo, ir bus tas nusukimas, nes toliau ūkininkas. Tai va. Tai ir va, aš ten pačią mintim pasimylėjau Norvegiją. Dar pačiupinėjęs kraštą, žinai. Nuvažiavus gal ten, sakysiu,
Nu, nors dar nei trolių kelio, nei Atlanto kelio nemačiau, kuris jaučiu bus žiauriai įspūdingas. O, greičiausiai ten reikia eiti. Arba reikėjo vėliau sukti. Ai, va, keliukas į viršų, matau. Tai va. Nukulniuosim iki ten. Tuo labiau, kad oras leidžia tai padaryti. Tykiai ramai, Norvega gyvena, žuvį gaudo. Jo, ten teritorija tvirta, ten akivaizdžiai negalima eiti. Nu kai, žmonės nenorėtų, kad tai gal taip geriau pasakyti. Lipam į kalniuką. Tikiuosi bus ryšys. Labai fainai iš tokių gražių vietų paskambinti žmonės iš šito Kumakyvi. Ryšio nebuvo, nesigavo paskambinti. Kaip čia žmonės toliau vaikšto. Čia užtverta. Pažiūrėsiu tenai, nes matos, šitą kelias yra. Arba patys ateina. Arba kaip. Gerai, aš kulniuoju šiais gražiais takais. Matysime jau čia kitoj pusėje arba nuo aukštesnio gražesnio kalno. Hier. Rudolfiukus, matot? Ir man atrodo, mes jau atėjom. Ir aš atnešiau kamerą. Iš arčiau pasižiūrėjau. Hai. Dar vieni. Einu pabandysiu atvaryti. Tęsim kadrą. Telniukais pasidarėme selfies. Ir kažkur va čia. I think so. I hope so. Matote? Čia aiškiau gal vandenynas. Gal nes spalvos vandens skiriasi. Susijungia. Kokie kalniukai. Atėjo. Eina savo. Čia turbūt istorija kaip elfus gąsdina. Čia jau šitą pati parašyta. Trolis. Elfai pas mus rūt. Ir laužavietė vieta, va, rodo, yra. Ledas. Kaip tai? O, va, pasėdėt galima. Fantastika.
prieisim, arčiau parodysiu kadrus. Tai va, tie akmenys šitų trolių. Įdomu, kokia istorija, po to paskaityti reikės. Vaizdas toksai fainas, įdomus. Ten Rudolfai vaikšto. Su šeimom atvažiuoja. Bet šitokių va mažų gabaliukų. On the top of the world. Okay, have a good ride. Bye. Good. Bye. Na, susipažinau su dar vienais iš Vokietijos, tai ne taip ir nesupratau, bet na, faina, tikrai. Tokie susitikimai smagu. Kaip dieną paibo žmonės. O ką, laikau kelią toliau. Ačiū, kad buvot, kad būsit. Like, subscribe, and keep on rolling!